Aš esu ponia Feit, angelas, ir sveikinu tave su linkėjimais iš dvasinio pasaulio su meile ir su Ama Tasat. Aš, ponia Feit, šiandien aktyvuosiu tavo trečią akį ir džiaugiuosi, kad tu šiandien kartu su manimi. Taigi, aš prašau tave susikoncentruoti į save. Įkvėpk meilės šviesą ir leisk meilės šviesai įtekėti į savo širdį ir išsiplėsk su šia šviesa ir pajausk, kaip tavo širdis suspindi lyg auksinė saulė. Ir priimk mano energijas įsitikinęs, kad jos iš manęs ponios Feit. Aš apsupu tave savo meilę ir energijomis ir jei tu leisi, aš lydėsiu tavo sielą, įvesdama į energijų debesį, kurį aš jau dėl tavęs paruošus. Su vienu giliu įkvėpimu tu įeini į šį energijų debesį, o aš prašau patogiai atsisėsti, o aš, angelas Feit, perduosiu tau ypatingas energijas. Aš prašau dabar, uždėk savo kairę plaštaką labai švelniai ir laisvai ant savo trečios akies ir pajausk mano siunčiamas energijas, kaip jos atsiranda tarp tavo plaštakos ir trečiosios akies. Ypatingos energijos, kurios atsiranda iš realybės. Tai atveriančios energijos, valančios energijos iš ponios Feit. Aš siunčiu tau dabar tiek daug energijų, tiek, kiek tau yra reikalinga. Ir tu jauti, kaip tavo plaštakos čakra atsiveria ir energijos teka. Savo dešinę plaštaką uždėk ant širdies ir kairę plaštaką uždėk ant širdies. Tegul energijos tavo trečią akį toliau išplečia tolyn į erdvę. Energijos įteka, valo ir šviesina, leisk tam įvykti. Tai vyksta tavo aukščiausioje valioje. Dabar bus išvalytos visos struktūros, kurios tavo akį užteršė, o aš ištraukiu švelniai šias energijas iš tavo trečios akies. Pajausk šilumą ir pajausk, kaip ji pajudės ir atsiras laisva vieta. Pajausk,
savo trečią akį, kaip ji aktyvuosis. Siunčiu tau šviesą, meilės šviesą į tavo trečią akį. Aš siunčiu šviesą iš realybės, kad tu jaustum, kaip esi ypatingai sujungta su šia realybė. Pajausk šias energijas ir leisk joms suveikti, leisk viskam veikti taip, kaip įvyks. O aš veikiu gilioje meilėje tau. O juktis su tavo kankorėžine liauka bus atstatyta. Linijos tarp tavo trečios akies ir kankorėžinės liaukos bus išvalytos ir išplėstos. Tu tai jausi. Tu galbūt jauti savo galvoje linijas, trečios akies ir kankorėžinės liaukos. Leisk tam įvykti, nes įvyks taip, kaip turi įvykti ir taip, kaip tau yra tikslu ir gerai. Taip atsiranda energijų apykaita. Jungtis yra laisva ir tavo trečia akis dar labiau atsivėrė. Viskas, ką tu pajausi, yra tiesa. Tiesa iš realybės. Galbūt tu išvysi vaizdus ar priimsi jausmus. Visi jie tokie, kokie jie yra. Jie yra iš tavo sielos, iš tavo ankstesnių inkarnacijų, kurias tu galbūt atsiminsi. Ir vienaip ar kitaip, kaip šiuo momentu tikslu ir gerai jausi kai ką daugiau ar mažiau. Tiesiog pasitikėk, kad viskas, kas nutiks, yra tikslu ir gerai, kaip yra. Teka energija vis dar į tavo kankorėžinę liauką ir trečią akį. Ir dabar aš siunčiu tau gilią meilę iš realybės. O tu galbūt pajausi energijų skirtumą ir galbūt atpažinsi, kokios spalvos šis debesis, ant kurio tu šiuo momentu sėdi. Mano mylimas žmogau, šiam momentui aš dėl tavęs suveikiau kaip tikslu ir gerai. Ir noriu tavęs paprašyti atsistoti ir savo sielos paprašyti tavam čia ir dabar palydėtų į tavo erdvę. Eik tokiu greičiu, kad jaustumeis gerai. Eik atgal
į savo namus. O aš, angelas Feit, atsisveikinsiu su tavimi ir žodžiais. Am Anaša, kuriuos taip pat nusiųsiu tiesiai į tavo širdį.